Žodžiu, norėdami rasti sprendimus, pirmiausia, mes išryškiname prielaidas. Ir prielaidų analizė, ieškojime, surašyme yra kertinis toks raktas sprendžiant problemas. Grįžtant prie Onutės problemos, matome tokias prielaidas. Mokytojos prielaida, kodėl Onutė turi ateiti į mokyklą. Ir yra toks, kad jeigu ji neis, Onutė neišmoks tai, ko turi išmokti, nelankydama mokyklos. Aišku, ji galėtų galbūt mokytis namuose, bet neišmoks bendrauti, neturės socialinių įgūdžių ir panašiai. Iš kitos pusės, pirmiausia, mokytojai pasako mamos prielaidą, kad Onutė yra nelaiminga mokykloje. Ir tuomet prašo vaikų pagalbos, sprendžiant šį jos asmeninį, kaip sakant, konfliktą. Ir vaikai dar pateikia kitų prielaidų, kodėl Onutė nelanko mokyklos. Tai vaikai prideda mokytojai šaukiant jos, pirmiausia kaltina kitus. Toliau mergaitė sako, kad kai kurie berniukai pravardžiuoja ją bon. Toliau mergaitė sako, mes nežaidžiam su ją. Ir paskutinė prielaida pasako neformaliai klasės lyderė, kuri praktiškai ir pradėjo tą konfliktą, kad ji pradėjo niekinti tą jaunį, ar ignoruoti, ar niekinti. Ir tą jos santykį perėmė kiti klasės draugai ir draugės. Ir jeigu analizuotume tas prielaidas ir pamatytume, kad būtent tose prielaidose ir slypi atsakymas arba raktas į tokį abipusiai naudingą sprendimą. Ir tai mokytojai nesiūlo jokių sprendimų, netgi tarsi nesikiša ir patys vaikai išsprendžia tą mokytojos konfliktą. Ir jie pasižada, kad jos tos Onutės daugiau nebepravardžiuoti, žaisti su ją. Ir paskutinė ta prielaida, arba, sakant, panaikinti paskutinę prielaidą, tokia panika tos neformalios klasės lyderės, yra taip, kad per pertrauką po pamokos ta neformali klasės lyderė priėjusi prie mokytojos paprašė jos pasikalbėti su jos mama, kad ji leistų draugauti su ją. Tai yra konfliktas prasidėjo tarp tos Onutės mamos ir neformalios klasės lyderės, matyt kažkur darbe ar dar kažkur tai. Ir tas konfliktas persidavė taip, kad ta neformalios klasės lyderės mama pasakė, uždraudė draugauti su Onutė. Na ir tas konfliktas ir prasidėjo. Ir atkreiptinas dėmesys į tokį skirtumą, kaip pedagogiškai, taktiškai pasielgė mokytoja. Ji nepuolė kaltinti arba reikalauti iš vaikų, kad jie žaistų ar draugautų su ta savo bendraklasė, o pasitelkė tokį apribojimo teorijos įrankį, įtraukė vaikus į savo konfliktą tarsi ir vaikai tapo tokio mąstymo proceso ir konflikto sprendimo dalyviais. Ir tą sprendimą, kai randa patys konflikto, sakysim, sukėlėjai, yra žymiai efektyviau negu kad sprendimas yra primetamas iš aukščiau arba kažkaip nuleidžiamas arba kažkokie ekspertai, tarkim, pasiūlo tokį sprendimą. Ir būtent pats efektyviausias būdas, norint išspręsti konfliktą, reikia tai, kas sukėlęs konfliktą arba problemą, tas turėtų ją ir išspręsti. Toliau pateiksim šiek tiek trumpesnius variantus arba greičiau pažiūrėsim keletą kitų konfliktų. Vienas iš toks, kurį išgyvena Liusė. Jos viduje kovoja dvi pusės – važiuoti atostogauti 2 savaitėm į Maltą ar gailint pinigų nevažiuoti į atostogauti. Ji nuo pavasario planavo važiuoti į Maltą, bet tik dabar ėmė skaičiuoti, kiek ta kelionė kainuos ir suprato, kad bus daug išlaidų.
Liusė turi pinigų banke, tačiau ji nenori jų išnaudoti, paimti, nes dings procentai palūkanos. Jie baigė magistro studijas ir suplanavo atostogas Maltoje, kur ją pakvietė internetinis draugas Keitas. Ir likus nedaug laiko iki kelionės Liusė apsižiūrėjo, kad jau išleido beveik visus pinigus, išskyrus tuos, kurie likė banke. Ir dabar Liusė svarsto važiuoti ar nevažiuoti. Jos konfliktinis debesis atrodytų maždaug taip. Iš vienos pusės noras važiuoti, iš kitos nevažiuoti. Važiuoti poreikis būtų tas, kad artimiau susipažinti su internetiniu draugu malonioje aplinkoje. Nevažiuoti tai yra neprarasti santaupų banke. Ir bendras tikslas tarp B ir C poreikių yra išnaudoti gyvenimo teikiamas galimybės. Yra konfliktas tarp malonumo ir naudos. Prielaidos galėtų būti tokios. Tarp B ir D. Tai yra pirma, kitos galimybės susitikti su internetiniu draugu gali ir nebūti. Antra, jau yra pažadėta ir draugas jau sumokėjo už viešbutį. Ir keisti planus būtų nepraktiška, komplikuota. Trečias, norisi arba smagu praleisti atostogas egzotiškoje šalyje. Poreikiai tarp D' ir C yra tai, kad kelionė reikalinga nemaža suma, tad reikės išimti ateities planams laikomas santaupas banke. O jeigu išimsim pinigus dabar, bus prarastas palūkanos. Prielaidos tarp C yra, tai yra santaupos reikalingas įgyvendinti ateities planus, mokytis, įsigyti pirkinių ir panašiai. Prielaidos tarp B yra, tai daryčia verčia aktyvaus žmogaus poziciją. Matot, taip sukonstruotas konfliktinis debesis. Aišku, formuluotės gali būti šiek tiek ir kitokios, bet svarbiausia, kad būtų aiškus konfliktas, aiškios priežastys ir poreikiai ir jas remiančios priežastys. Ir sprendimas galėtų būti toks. Rasti alternatyvų pajamų šaltinį. Tai yra papildomai užsidirbti. Tada nereiktų prarasti santaupų banke ir galima važiuoti atostogauti ir artimiau susipažinti su draugu, kaip ir buvo planuota. Aišku, galbūt jums gali kilti klausimas, jeigu liko nedaug laiko, kaip galima greitai užsidirbti pinigų. Čia galbūt tai ir ganėtinai sunku, tačiau ši metodika verčia žmonės galvoti iš anksto ir nuspėti ir prognozuoti ateitį ir matyti, kas bus daryti, negu tai, kad gyventi šią dieną ir neplanuojant savo veiklos. Būtent, kaip ir buvo pradžioje minėta, kad tik teisingi veiksmai gali pagerinti mūsų padėtį. Apie numatymą bus kitas įrankis, o dabar grįžtant prie konfliktų, yra dar vienas vidinis konfliktas, tai yra duoti nusirašyti ar neduoti nusirašyti. Tai yra nusirašyti draugams namų darbus, testą, projektą ar dar kažką tai. Dažnai būna taip, kad draugai kreipiasi tokios pagalbos siekdami sutaupyti laiko arba pastangų ir dar kažko tai iš gabesnių savo bendraklasių, studentų ar kolegų, prašydami, kaip sakant, nesąžiningai šiek tiek atlikti namų darbus. Tas žmogus, iš kurio prašoma duoti nusirašyti, gali išgyventi tokį vidinį konfliktą, kad neduoti nusirašyti siekiant skatinti užduotis atlikti savarankiškai, tai yra neduoti nusirašyti. Poreikis, kodėl neduoti, tai yra suteikti žinių ir savarankiškų gebėjimų. Tai yra, kad kolegos, draugai, bendraklasiai išmoktų patys spręsti, atlikti namų darbus ir panašiai.
Kodėl duoti nusirašyti? Duoti, kad, na, taip sakant, nesiginčyti, nemokyti kitų, palengvinti kolegoms darbą ar nekonfliktuoti ir panašiai. Bendras tikslas būtų kokybiškas bei efektyvus išsilavinimas, atliktas darbas ir geri santykiai.